einu, galvoju, afrikiečiai kažkokie nupeizė, čia man priklijavo, bet čia jau čia pupa. Eik tu, aš žinau, ko tie afrikiečiai čia pridarė? Ir visą mašiną primesk. Aš nežinau. Gal rimtai kontaktų pridėjau? Nu, aš irgi žinok, man pirma mintis, kad afrikiečiai. Nu, tai va taip man dabar čia reikės, nežinau kaip nusiklijuoti. Ai, gal, normaliai. Ar gerai lupas? Šiaip labai pasisekė, nes drėgnam prie vandenyno, tai mes jūsų pagailėjom. Džiaukitės, kad ne Marokė priklijamom. Būtume dar dabar lupę. Į finišlainą. Eiliai. Nu ką, paskutinis stage'as 50 km iki Freetowno. Jokios bekelės, jokio skubėjimo, jokių taškų. Su policijos palyda tiesiai į finišo liniją. Ceremonija. Ir vakarėlis. Paskutinis mūsų. Paskutiniai 50 km. Įveikėm viską. Bet liūdna, kad jau baigėsi kelionė ir jau reikės atsisveikinti ir su automobiliu, ir su mūsų antrais namais. Kaip tau įspūdžiai? Įspūdžiai geri. Gal tik biškį gaila, kad jau baigėsi. Šiek tiek gal jau ir liūdna suvokti, kad baigėsi tas ralis, nes jau iš tikrųjų ties kokia 9 diena buvo įsijungęs jau tas antras kvėpavimas ir pripratom anksti keltis, tai turbūt sakiau, kad galėčiau gal net ir kokį mėnesį keliauti. Taip. Bet gal kitas kartas. Bet labai smagus renginys, organizatoriai tikrai matos, kad pasistengė. Šiandien uždarė visą pagrindinę gatvę, kad visi tie 300 dalyvių galėtų važiuoti vieną koloną. Tai judam važiuojam 40 km, judam link paskutinio taško. Mašinos labai gerai atlaikė, ar ne? Iš tikrųjų. Mašinos tai taip. Visų galim sakyti, mes be kažkokių gedimų. Va, Morkos ekipažai šiek tiek skaudžiau buvo, bet viską irgi susitvarkė ir tęsė kelionę, kaip priklauso, visus stage'us įveikė. Tai pupo iš viso be jokių remontų, iš tikrųjų darbų buvo tikrai puikus visi 3 automobiliai. Labai gerai sekėsi, visi iš tikrųjų saugojo automobilius, bus mašinų ten pardavimo visokie reikalai. Tai matysim, kaip mūsų ekipažams seksis parduoti mašinas, ar parduosim, ar siūsim atgal. Mes pirmą finišuosim, paskui galvosim, ką darysim su automobiliais. Gal čia paliksim, gal vešime Lietuvą. Dar tikslaus plano nėra.
paskui mūsų jau lauks viešbutis, jau atsisveikinam šiam paskutinę naktį, išmiegojom palapiniai. Liūdna labai. Tikrai, net nori šitą į viešbutį vien dėl to, kad dušas, kondicionierius gal koks bus, tai atsišaldysim, nes... Policija čia visus vaiko motociklininkus nuo gatvės, kad tik niekas neįsipaišytų į mūsų koloną ir visi vastoja. Ir policininkas su pagaliu stovi ir visus žmonės ten gainėje. Jiems labai didelė. Jiems labai čia didelė ta šventė ir pasižiūrėti visi nori pačiupinėti ar dar kažką paliesti, tai policijai čia darbo tikrai daug. Sakant, Jo, bardakas šitas miestas. Laukia dar nuobodus kelias per visą Freetowną. O šiukšlynas ir į miesto. Degina šiukšlės, žmonės važiuoja, nežinau kaip nori, ką nori, tą daro. Sugeba ateiti ir dar pasiūlyti kažką, gal nori nusipirkti, tai servetėlių, tai apyrankių kažkokių. Nežinau, tose kaimeliuose tikrai kažkaip tai jaukiau, smagiau. Dar šiaip Sierra Leone ne mano mėgstamiausia šalis. Jo, Sierra Leone skiriasi nuo prieš tai 4 Afrikos šalių. Nu jos. Tikrai labai, Sierra Leone tikrai labai skiriasi nuo, aišku, kiekviena ten skiriasi ta valstybė, bet šita labai skiriasi, nes žmonės, dabar netgi važiuojam ir jie rodo pinigų. Visi rodo taip, kad duot pinigų. O daugiau Freetowno pažiūrėsim per ateinančias kelias dienas. Labai įdomi yra pas juos anglų kalba, šiaip visi ženklai, viskas yra anglų kalba, bet aš tai nelabai suprantu, nes labai karpo žodžius. Vicka, ką darai?
Kirtom! Finišavom paskutinį stage'ą. Atrodė, turėjo būti lengvas, bet labai kamščiai dideli Freetown'e, kol prasikrovėm. Bet pagaliau kirtom ir esant finiše su džiugesiu, su liūdesiu, kad baigės, bet svarbiausia, esam čia. Viskas. Kiek atvairavai? 11 tūkstančių. Nei daug, nei mažai. Nieko tokio. Nieko tokio. Sekanti kelionė bus ilgesnė. Labai fainai, labai graži šventė, einam dabar pasižiūrėti ir nugalėtojai irgi. Bum! Tai kokios nuotaikos? Geras, pagaliau finišavom. Viskas. Tai kaip jaučiamės? Pabaiga? Net nereikia žodžių. Net nereikia žodžio. Sertifikatą gavot? Gavot. Gerai. Kaip tas finišas? Varginantis iš tikrųjų, norėjusi trumpiau ir greičiau, Bet labai svarbu pravažiuoti tą balioną. Nu, kažkaip tol nepravažiavom ir vis tiek nefinišavom. Tikrai. Tai dabar, žodžiu, visi jau galėsim atsipūsti. Super. Lengvas karštis. Ir bus šaltas alus turiu. Didelės krevetės ir vien malonumai. Yes. Tūsas. Kažkas sakė, žmonės. Vaikstom po Freetowną ir visi pardavinėja savo mašinas. Jo, pirkėjų daug prie kitų mašinų. Dabar mes irgi grįžtam prie savo mašinos, sakė, kažkas tai laukia mūsų. Tai jeigu ne, tai uždėsim bent jau lapelę su telefono numeriu ir kad parduodam. Pažiūrėsim, ar pirks. Nu ką, po tiek dienų palapinėje pagaliau į viešbutį. Go? Go. Go. Morka, go. Paspausk. Čia lizdus sėda. A, ne? Eilutė. Karėlis kažkokiam bare, tai labai smagu bus su visais pabendrauti, kaip kam sekėsi, kokie įspūdžiai. Every day. Beg you for Svetlana Chopok. Svetlana from Belgium. Amazing videos, amazing PR. Where are you guys? Palapinė? Bye bye, snaigė. Kaip pirmi įspūdžiai į Freetown'e? Man tai blogi, nes snaigės. Gavosi taip, kad prie pirkėjas sako, parduokit savo mašiną ir taip sakant. Išvažiavo snaigė. Nu, buvo geras pasiūlymas, tai pardavėm. Visais mūsų daiktais. Teko greituoju būdu per 10 minučių atsisveikinti su 2 savaičių daiktais. Tik spėjom daiktus susirinkti, palapinę supakuoti ir nebeliko ir pupas, va, tai dabar be namų. Šiek tiek gaila, bet reikia neprisirišti daiktų labai. Nieko. Mūsų mašina ir geresnė.
Nu nieko dar, pasivaikščiosim šiandien, važiuosim pasižiūrėti ten tokią įdomią vietą pas tokį poną Ali, jis yra Deimantų čia karalius toksai. Tai važiuosim, pažiūrėsim, ką įdomus papasakos, tiek yra Leonė, viskas yra apie deimantus, apie kaip jie būna randami, ką su jais toliau daroma, gal šiek tiek pamokėlių duos. Nes kas šiandien yra merginos? Valentino diena. How have you been? All good, all good. Hey. You wanna come in? Yep. Yeah. Good. Come on in, guys. Come on in. Yeah, please. Ladies, enjoy the trip. Yes. Yeah. When you're looking to buy a diamond, there's 4 different factors that affect the price of a diamond. Okay, they're known as the 4 C's. The C's are carat, which is the weight of the diamond. Then you've got the color. The color, we're referring to how white the diamond is, which is the clarity. And then the final C is the cut. The cut is not. So that's a simple rule, you know, easy way to learn about the diamonds. Because that's a diamond. Tai šiandien labai gera Valentino dienos pradžia. Buvo faina viską sužinoti. Labai fainas pats Alytas savininkas, labai išsamiai papasakojo. Galėjom pažiūrėti su padėtimo stiklu, ten visokius įtrukimus, spalvos pasikeitimus. Ta, ką pasakojo, ta, ką šnekėjom, yra tam tikrų paslapčių ir nebuvo galima viešai skelbti. Dėl to ir ne viską filmavome. Akis paganyti labai patiko ir esam labai laimingos. Nežinau, kaip tiem vyram dabar reikės atsidėkoti, tai mes irgi pasistengsim. Tai mes dabar juos vežamės lobsterių valgyti. Jo, mes dabar vežamės lobsterių valgyti. Štai atėjo ir... Thank you. Laukti. Omarai. Nice. Ką, pavalgiam, o dabar jau praustas. Ko trūksta, kokiuose tokiam šviežiam promo ar vėliavų? Yeah, all of it. Open, just need to put it. Amazing. Oh, Very nice, very nice. Kurva, bomba ne va. Can I take it? Yes. Come on, be careful. That's one. Oh, secret. And how much you sell them for? This? Yeah. This big one is 350. 350? Yes. Kaip sekasi paskutinė diena Afrikoje? 2 valandas liko viešbutį. Viskas. Baigėsi mūsų kelionė, ralis. Varysim namo. Ir norim, ir nenorim. Tikriausiai. Visko buvo. Ir paslydimų, į pakilimų daug buvo. Ypač pupai. Bendroje įskaitoje Mudoksai pasidalino 6, 7, 8 vietas visam ralyje. Tai kas laimėjo? Kas iš mūsų laimėjo? Tom, tom, tadam! Morka! Ir Morkai prizas. Ir Vis dėlto Fordas yra Fordas. deimantas ir ne tik. Dar į prizą įėjo ir nuostabus prisiminimą sukeliantis pakabukai, nes mūsų Mudoks gali būti tik vienas top dog. Ir tai yra Morka! Raminta! Sveikinam, bučkis Morkas. Tikrai jaučiamės laimėtojais, nes kadangi susidūrėm ir su sunkumais ralyje ir vis tiek susijėmę, sugebėjom išlaikyti tą pirmumą, tai jaučiamės. Duokit 5. Yes. Gerai, aš kitaip bijau, kad jis neiškristų man laikant, tai tu greičiau.
padarom dar vieną užmudoksus. Komanda.